Vienas vyras po sunkios girtuoklystės nakties atsidūrė vaisiaus pozoje. Ei, eikime į lauką, Jacobai. Kailam! Jacobai, tu kalbi su policija, bičiuli. Ir po nakties, kupinos blogų sprendimų, manai, kad jis pasielgė protingai. Tik ne taip. Nemesk to į mane! Jis trenkėsi galva į vieną iš greitosios pagalbos darbuotojų, vieną iš ugniagesių. Ar tikrai? Taip, jis iš tikrųjų jį irgi trenkė. Taip, čia Inside the Crime, kurį pristato Law and Crime. Aš Elizabeta Moller. Dabar viskas įmanoma, kai kaltini dėl to alkoholį. Policija sako, kad buvo iškviesta padėti girtam vyrui, kuris buvo apsivėmęs savo vėmalais. Tačiau jis, kaip teigiama, smogė galvą atvykusiam paramedikui, kuris bandė jam padėti. Yra 2026 m. birželio 13 diena. Mes esame Berėjoje, Ohajo valstijoje. Kiek po 10 vakaro Berėjos policijos pareigūnai atvyksta į Oriolę kavinę. Tarsi atsitrenkė į sieną. Nežinau, jūs gulė ant grindų ir rėkė ir jam visiškai nieko nebuvo. Ir tada jis tarsi atsitrenkė į sieną ir pradėjo liesti, grabinėti žmonės ir visokius. Mes tiesiog norime, kad jų neliktų. Taip. Niekas nenori nieko daryti, bet jis... Nori, kad jis išeitų iš čia. Taip. Teismo dokumentuose vyras buvo įvardytas kaip Jacobas Nolanas ir nebuvo sunku jo surasti. Įvykio ataskaitoje teigiama, kad jis gulėjo vaisiaus poza, o aplink jo galvą buvo vėmalų. Ar žinote jo vardą? Jūs jį pažįstate. Jacobas Kembe. Jūs jau esate su juo susidūrę anksčiau. Gerai. Tas Jacobas. Ei, Jacobai. Jacobai? Jacobai. Newtilk. Užsičiaupk! Ei, ar gali atsistoti? Ar gali atsistoti? Kokia tavo pavardė, Jacobai? Tai gali būti tiesiog iškvietimas greitai, kad šis užsičiauptų. Sveikas, kas naujo? Sveika. Kas naujo? Užsičiaup. Bus labai sunku iškviesti pavežėją. Kažkas turi jį pasiimti, tai gal tiesiog... Kas vyksta? Vištos, Jacobai, Jenkinsai, nežinau. Koks jūsų pavardė, ponė? Ar jūs Jacobas Jenkinsas? Ar jis turi piniginę? O, kai jis dar? Atsiprašau. Bet liaukis mane mušti. Ką tu darai? Ei, eikime į lauką, Jacobai. Užsičiauk. Jacobai, tu kalbi su policija, bičiuli. Ei, eikime į lauką. Ar gali išeiti? Nekast manęs. Ar gali išeiti į lauką? Na, pirmin. Na. Eime į lauką, bičiuli. Užsičiauk. Nežinau, jis sunkus. Ei, gali padėti? Šiek tiek? Taip, teisingai. Ei, ar gali mums padėti? Nenoriu sužeisti tavo rankos. Bet. Ar gali? Ar gali visai atsistoti? Ne. Taip. Ei, mums tiesiog reikia, kad išeitum į lauką. Tiesiog išveskime tave į lauką. Bičiuli. Gerai, Jake. Amy, turite mums šiek tiek padėti. Kauk. Na, šiek tiek mums padėk čia. Ei, sustok. Mes einame į lauką. Įjungta. Čia? Aš tą ir sakau. Tiesiog paimk mano puodelį. Esu prie palpti, o jau. Aš nesiruošiu su to tvarkytis. Ne. Gali šiek tiek įsitempti. Gerai, DCR. Tu šiek tiek nervini? Taip. Tu šiek tiek nervini? Taip. Aš jo neužrakinau. Gerai, sėskis, Jacobai. Ei, bičiuli. Leisk, aš bandau tave pasodinti. Bičiuli, eik šalim. Eik po velnių iš čia atsisėsk. Sėskis. Eik po velnių. Man. Dabar mes nežinome, ką, kaip teigiama, Jokūbas gėrė visą naktį, kad taip elgtųsi. Pagal įvykio ataskaitą pareigūnai rašė, kai pakėliau Jokūbą, jis buvo visiškai sublebęs, visai nepadėjo atsistoti ar eiti. Po kelių sekundžių, kai buvo palaikomas, Jokūbas atrodo susivokė ir pasakė, nulip nuo manęs. Jis vis kartojo tai, galiausiai atsistojo pats ir puolė link patrulio Estenezo. Kai Jokūbas puolė, jam iš karto buvo uždėti antrankiai. Tada buvo palydėtas į lauką ir pasodintas ant suoliuko, kad nenugriūtų. Nesuprantu. Gerai, tai yra baras.
Tai tik ranka, aš neteinu tinkamu laiku. Ar jis turėjo piniginę? Jis turėjo ją kišenėje, aš ją išimsiu. Štai čia aš ją laikau. O tada jis ją pakėlė, tada pargriuvo ir nukrito būtent ten. Tai jis paprašė, prašau, tai buvo jo vietinėje kišenėje. Minijos kišenė. Gerai. Aš dar kartą patikrinsiu. Ačiū. Tu nerviniesi, nes kodėl? Ei, bičiuli. Koks tavo vardas? Kniuojau. Bičiulė, koks tavo vardas? Atsiprašau. Ar tai tavo piniginė čia? Nusiknisk nuo manęs, bičia. So what you get? Kodėl mane liečia? Labas. Jūs buvo be sąmonės ar jau toks buvo? Ką? Kodėl mane liečia? Ar kas nors ką nors matė? Ar tau kas nors davė? Ne? Kodėl? Galvoj. Tau kažkas truputį yra ant veido. Tiesiog po velnių, tu net nesi arti. Taip. Galbūt 26. Ar matei piniginę? tai yra bar. Yra toks. Neįtikėtinai nerealu. Bičiuli. Ką tu darai? Fu, aš. Susitrinkiau galvą. Pasiruošęs? Iš tikrųjų, tiesą sakant, Nesu tikras, nežinau. Tai arba vėmalai arba kraujas. Vėmalai arba kraujas? galbūt šiek tiek abiejų. Turiu omenyje. Žmogžudystė. Ir jis negalėjo atsikelti pats. Ten viduje yra kramtomasis tabakas, negaliu tiksliai pasakyti. Gali būti. Kas vyksta, Jimmy? Manau, kad tu esi tas. Ramiai. Koks tavo vardas, bičiuli? Atsiknisk nuo mane. Bičiuli, koks tavo vardas? Būk sąžiningas. Ar čia tavo piniginė? Atsiknisk nuo manęs, bičiuli. Ką jūs gavot? Kodėl tu? Kodėl tu lieči? Kodėl tu mane lieči? Ar kas nors ką nors matė? Kodėl tu turi kažką ant savo? Veido. Tu ką, tipo velnių? Junior, ne, aptirus. Galbūt aš malonus. Kur ta prakeikta kamera? Seni vyrai ir technologijos. Galbūt tai turi būti priekinė pusė. Ar kas nors ten viduje matė, kaip tai nukrito? Tikriausiai aš to nemačiau. Tikriausiai keli žmonės. Turiu omenyje, jis buvo čia. Ar nori, kad padėčiau tai ant žemės galbūt? Jacobai, Nolanas, 26. Čia. Pasirink. 26 dešinėje? Taip. Taip, aš viską čia paliksiu. Tomas Robertas, 19779. Liudininkai. Nemanau, kad jis susižalojo. Tiesiog parkrito ant žemės. Štai vaizdas. 2:20, aš ant žemės. Tu, laikykite juos. Aukštyn. Prilaikau tave. Gerai, dvynės. Sakyk, iki pasimatymo. Bičiuliai. Gerai. Džikibai. Mes esame greitosios pagalbos medikai iš priešgaisrinės tarnybos. Ar galite pasakyti, kas šį vakarą vyksta? Ar galite? Jūs? Taip, būtent tą ir bandome padaryti, bičiuliai. Kas vyksta? Ar susižydėte? Čia, kažkur. Oho, kas čia? Čia ugniagesių tarnyba. Bandau įsitikinti, kad neturite kaklo ar nugaros traumos, gerai? Ar galite pasilenkti į priekį, prašau? Ar galite pasilenkti į priekį, prašau? Įsitikinu, kad nesate sužeistas. Gerai, viskas tvarkoje, bičiulė. Jie nori, kad aš tai liesčiau. Keturi? Gerai, visi, judam. Pradėkime. Aš jam duosiu, tu nori jo piniginės. Labas. Taip, mes ką tik padėjome tai ant vežimėlio, pasimsime su savimi, jie atims tai iš manęs, viskas ten. Jokūbai, mes nuvešime tave į ligoninę. Jokūbui jau buvo sunku išeiti iš baro, o kai jie bandė jį nuvesti prie greitosios pagalbos automobilio, lengviau nepasidarė. Problema ta, kad aš nežinau, tai bomba. Jis iš tikrųjų tiesiog, aš nežinau. Taip. Turiu omenyje. Jis gulėjo ant žemės ir negalėjo pats atsikelti. Taip, ten kramtomasis tabakas, nelabai galiu pasakyti. Kas vyksta? Timai? Ačiū.
šitas, ramybė. Koks tavo vardas, bičiuli? Nusikrapštik nuo manęs. Bičiuli, to nebus. Nusikrapštik nuo manęs. O čia tavo piniginė? Nusikrapštik nuo manęs, bičiulė. Tai ką jūs gavote? Kodėl? Jis tiesiog gulėjo ten, prie durų, negalėjo pats atsikelti, buvo be sąmonės. Jis buvo sąmoningas. Tipo, kodėl liečiat, mein? Ar kas nors ką nors matė? Ne, kodėl? Ar esi sužeistas? Tu net nesi mano akiratyje. Kur po velnių šitam suknistam daikte yra kamera? Jūs seni vyrai ir technologijos. Galbūt tai turi būti priekį. Ar kas nors tam buvo, kad pamatytų, kaip jis nukrito? Gal barmenas žino porą žmonių. Turiuomenį, jis buvo čia, prie durų, galbūt to pačioj. Tiesiog įveskite tai. Jacobas Nolanas, visai neblogas filmukas. Taip jį ir pasakėm. Na, bai žmogau. Taip. O, aš viską čia paliksiu. Tomas Robertas. 1979979. Liudininkai nemano, kad jis susižalojo, tiesiog pargriuvo. Tarsi nukrito ant žemės prieš pat, kai turėjai kvailas 220. 29. Palaikyk juos, kad galėčiau greitai pasikalbėti su seržantu. Supratau. Jacobai, kas vyksta, bičiuli? Sakyk. Sorry. Turiu omenyje, viskas, ką turime, yra viešosios tvarkos pažeidimas dėl girtumo, tikriausiai. Jis buvo nepaklusnus, bet nemanau, kad kalėjimas jį priims tokias būklės. Jis net pats atsistoti negali. Laukia, tiesiog taip. Taip atrodo, lyg būčiau. Kas? Tie ugniagesių tarnyba. Bandau įsitikinti, kad tu nepatyrei kaklo ar nugaros traumų, gerai? Ar gali ant smėlio? Prašau. Įsitikinu, kad nesusižeidei, viskas gerai, nieko nevyksta. Taip. Ką? Gerai, aš jiems išrašysiu protokolą. Na, aš jam duosiu. Nori jo piniginės? Štai, bent jau uždėk ant nugaros. Gerai, skamba gerai. Gerai, Jakobai. Mes nuvešime tave į ligoninę. Pasiruošk, reikia padėti. Aš gerai, tuoj grįšiu, gerai? Kas po velnių? Mes tave iškeliame Mes tave truputį pajudinsime. Mes tave vedame... Ką? Sveikas, bičiuli. Po vieną žingsnį. Bičiuli, kas čia? Tai ne 3, bičiuli. Jis iš tikrųjų. Bičiuli, gerai. Gerai, taip, gerai. Kailas čia nėra, šitas. Tai atsitinka, kai tu nuleidi kojas. Taip, sakyk. Jis iš tikrųjų. Iš tikrųjų, tu esi pamišęs, tai neįvyks. Tu važiuoji į ligoninę, o ne į kalėjimą. Ką tu po velnių darai, bičiuli? Jis iš tikrųjų. Taip, išprotėjęs iš tikrųjų, tai neįvyks, kol tavęs nebus. Mes einam. Mes einam į ligoninę. Jis apsivėmė ant manęs. Šlykštu. Taip velniškai. Ne, nesijaudink dėl to. Aš to pasirūpsiu. Tu toks velniškai. Džiaugiuosi, kad esu ir aš. Ir aš nenoriu to daryti. Ačiū. Taigi štai kaip tai daroma. Imk. Tai? Tu toks, aš nenoriu to namuose. Mes apieškome namą. Laikyk kojas čia, kol aš išnešiu šiukšles. Ei, kas yra? Taip, jis yra krepšininkas. Kaip tau tai? Tu jau pilnas. Aš pasieksiu. Visų pirma, kaip tau tai? Aš paskelbsiu. Tu gavai. Taip. Taip.
Štai taip, taip, štai taip. Taigi mes... Tu esi. Tai nori užsidėti kaukę? Baik, bičiuli, tu esi toks. Ei, sveiki vaikinai. Ei, ar girdėjai tai? Ar girdėjai tai? Tu esi toks. Tu esi toks. Toks. Bičiuli, baik. Taip. Padarykime tai tik trumpam. Taip, štai, gerai atrodo puikiai. Taip, štai, viskas. Gerai. Darykime tai. Taip, taip, štai taip. Tai tavo vaikui tu toks. Tu toks. Ką turi? Ten, taip. Aš kaip ir nesikabinėjau prie tavęs. Ir tu esi toks... Šitas užstrigo. Daktaras Šiftas? Taip. Niekada. Geras žmogau, beje, tu esi toks. Šitas vadinasi, užsičiaupk. Bičiuli, nulip nuo mano. Užsičiaupk, nulipk nuo mano, užsičiaupk. Taigi aš net nesijaudinu dėl... Nedrįsk. Aš net nesirūpinu savo sveikatą. Ne, bičiuli. Mes pasiruošę? Ne, visiškai ne. Visiškai ne. Važiuokime su jais. Tu ne iš tolo, ne. Kur? Tiesiog. Bet tas? Įsitikink, kad mano automobilis užrakintas. Neselės eks paskui. Viskas gerai, taip? Taip. Tu matai. Daugiau? Taip. Taip, kaltinimai. Jis trenkė galvą vienam iš greitosios pagalbos darbuotojų. Vieną iš ugniagesių. Rimtai? Taip. Tu irgi jį smogei? Taip. Nu gerai. Gerai, leis man greitai pasikalbėti su Joe. Jis važiuoja su... iki 28. Ar jūs man atsakė? Tai ar jūs man atsakė? Ne. 1647 iki 1628. Ar gali pabandyti gauti nuotraukų, kuris smogia galva ugniagesiui? Taip, jei tai gali virsti, turiu omenyje, pabandyk tai sustabdyti. Galbūt taip, tikriausiai nurodyk bus laiką. skundų dėl jo. Umėdžiasis. Kai paramedikai bandė paguldyti Jokūbą ant neštuvų, jis, kaip teigiama, vienam iš jų trenkė galva. Dėl to jį teko prisekti prie neštuvų ir uždėti apsauginę kaukę nuo spjaudymosi. Jokūbui pasisekė. Berėja ugniagesių tarnyba atsisakė pateikti kaltinimus dėl užpuolimo. Todėl vietoj to jam buvo pareikštas kaltinimas dėl nedidelio nusižengimo, viešosios tvarkos pažeidimo ir apsvaigimo. Ir panašu, kad jis neišsiblaivys dar labai ilgai. Beje, tu esi toks. Tu nesi geras dyleris. Tai, Ar žinai? pereikime prie šito. Pereikime. Užsičiauk, bičiuli. Baik. Užsičiauk, bičiuli. Baik. Mano. Neatsisuka į mus. Nutilt. Kas teisus? Taigi aš dėl to net nesijaudinu. Iškask savo naktį arba nuotolinį valdymą. Visada. Net iš tolo. Sveiki. Tik įsitikink, kad mano automobilis užrakintas, nes Elė paseks. Taip. Ei! 20. Kur esi? Aš taip pat. Mes tu esu 20. Kosėk atsargiai. Aš visada. Nutilk. Dieve, ar tu tai padarei? Girdėjai tai? Tai papasakok mums apie savo dieną. Ar girdėjai tai? Taip, girdėjau. Tu girdėjai? Papasakok apie savo dieną.
Oho, gerai, sustosiu. Ar ką tik girdėjai, kad tai įvyko? Ką sakai, išgėriau vieną? Ar gerai mane girdi? Ar dar kas nors be to? Ir tai yra. Tai yra... pusiau sąmoningas, 33 metų vyras, atvykęs iš oriental, stipriai apsvaigęs, galimai nukrito. Vienas čia. Taigi Jis tai yra net tai, kas tau nėra patinka. poligamas. Spirti arba traukti, atitraukti, taip, dėl tikro malonumo. Jis pradėjo su mumis kovoti ir dabar jis yra gaujos narys. Ei. Pataikykite į rožinį kvėpavimo taką ir... Sustabdyta, jisai dabar gana tvirtai pritvirtintas prie mūsų neštuvų. Ei! Liaukės. Bičiuliai. Bet mes taip darom. Gerai, tikrai vertinam. Ačiū. Ar priešinys? Turime sugebėti visus juos surinkti kartu. Bičiuliai, kas vyksta? Sveikas, bičiuliai. Nežinau, kas įvyko su Karneliu. Teismo dokumentai rodo, kad 2026 m. birželio 22 d. Jacobas Nolanas prisipažino kaltu dėl jam pareikšto kaltinimo ir sumokėjo $251 baudą. Ačiū, kad klausėtės šios Inside the Crime laidos. Aš, Elizabeta Milner, ir susitiksime čia vėl pirmadienį su kita byla.